Sveiki, aš esu šeimų edukatorė Vaida Ivaniukaitė ir leiskite papasakoti apie 3 didžiausius iššūkius tėvystėje. Pirmasis – meilės gestai. Meilės gestai tėvai gali parodyti, kaipgi myli savo vaikus. Seniau tėvai vaikams meilę parodydavo jais pasirūpindami. Iškrakmolinti marškinėliai, sudėti drabužėliai. Šiai dienai, jeigu įsivaizduojame, kad nuvežus vaiką į mokyklą, vaikas tai vertins kaip meilę, deja, tačiau vaikas tai priima kaip tiesiog eilinė kelionė iki mokyklos. Taigi, kaip geriausia meilę parodyti vaikams, naudokite kalbą. Būtent žodžiais vaikams galime pasakyti, kaip jais didžiuojamės, kaip vertiname jų pastangas, kokie jie nuostabus ir kiek daug jie jau yra pasiekę ir kiek daug smagių dalykų jų laukia. Antrasis iššūkis – tai yra emocijų pusiaukelė. Tai yra tas etapas, kuomet vaikai dar tik mokosi ugdyti savo emocijas, jas pažinti ir išreikšti į aplinką. Tuo tarpu tėvai taip pat turėtų dirbti su savo emocijomis, nes labai dažnai ko, bet visų tų iš senių vadinamų blogų emocijų, kuomet vaikas yra pavydus, susierzinęs, nepatenkintas, piktas ar liūdnas, labai dažnai mes tiesiog negalime su tomis emocijomis išbūti ir ką mes darome, mes tas emocijas racionalizuojame. Reikėtų susitikti pusiaukelėje. Tai yra, vaikui įsivardinti, jog jisai šiuo metu yra liūdnas, o mums priimti vaiko būseną ir galbūt tiesiog pasiūlyti arbatos puodelį ir kartu palydėti. Ir trečias, su kuriuo nebejotinai sutiks dauguma alfa kartos vaikų, tai yra, jog tėvai labai mėgsta vadovauti. Taigi vietoj vadovavimo ir nuolatinio nurodinėjimo, ką ir kaip reikia daryti, vietoj to nukreipkite atsakomybę patiems vaikams. Pavyzdžiui, apibrėžkite, jog per dieną jūsų antrokas prie ekrano gali praleisti 2 valandas ir paklauskite jo paties, kaip tu nori susidėlioti savo grafiką, kad tilptum į tas 2 valandas. Taigi šie 3 iššūkiai dažnai lemia, jog su vaikais nesusikalbame ir atrodo, kad jie mūsų neklauso, kažką daro specialiai. Taigi nepamirškite naudoti tinkamus meilės gestus, lavinti ne tik vaikų emocijas, bet ir savo ir neabejotinai atsakomybę suteikti patiems vaikams.